Ir čia įvyko visas pagrindinis lūžis, nes kvadratinės šaknies iš 2 neįmanoma užrašyti 2 sveikus skaičių santykių. Tai yra pirmasis skaičius, kuris nėra racionalus ir tai sprogdina smegenis. Kodėl? Matematika senais laikais ji buvo labiau susijęta su realiu gyvenimu. 7 dienos, 24 valandas, 12 mėnesių, viską galim buvo apčiuopti, tai buvo suprantami dalykai. Ir štai mes turime tokį dalyką, kai mes turime ant lapo 3 taškus, tai yra trikampis, su savo kraštinėm, 2 kraštinės mums žinomos, viena yra 1 cm, kita yra kitas centimetras, taškai jau uždėti, niekur nejuda ir mes žinome, kad tarp jų yra 90 laipsnis, o ilgiausia kraštinės ilgį neįmanoma pamatuoti. Tai yra neįmanoma, visiškai jūs galite pasakyti, jis daugmaž tiek, bet jūs niekada nepasakysit kiek, nes tas skaičius, racionalus skaičius, jis juda toliau ir jūs niekada jau nepagausite, milijardas kitų numeriukų. Tai yra nelogiška, nes lygtai daiktas yra ant lapo, lygtai mes jį matome, lygtai mes galėtume pridėti centimetrą ir pamatuoti, bet mes to negalime padaryti. Ir tai sulaužė visą Pitagoro mokyklos filosofiją. Atsirado skaičiai, kurie neatitiko realybės. Proto mokiniai negalėjo suvokti, kaip galima turėti aiškius taškus erdvėje, bet negebėti pamatuoti atstumų tarp jų.